Tai kasgi yra toji mača ir kodėl apie ją visi kalba? Tai yra ryškiai žalios spalvos japoniška arbata, kurios tradicijos gyvuoja jau daugiau nei 800 metų. Būtent ši arbata yra paplitusi Japonijoje, jos auginimo ir ruošimo procesas yra labai atsakingas ir kruopštus. Arbatos lapeliai nuo pirmojo pumpuro pasirodymo užauga apytiksliai per 2 mėnesius. Likus 3 savaitėms iki derliaus nuėmimo lapeliai uždengiami ir laikomi pavėsyje. Po skynimo lapeliai išgarinami, išdžiovinami ir sumalami su akmeninėmis girnomis, tam, kad išlaikyti arbatos naudingąsias medžiagas, ryškią spalvą ir sodrų skonį. Skirtingai nei įprasta žalioji arbata, čia suvartojamas visas arbatos lapelis. Tai reiškia žymiai daugiau naudingų medžiagų ir intensyvesnį skonį. Kokybiška mača būna ryškiai žalios spalvos, švelnaus, salstelėjusio ir subalansuoto umami skonio, o prasta gelsva, blanki ir neretai primenanti tą nemalonų žuvies ar dumblo skonį. Kokybiška mača gerina koncentraciją, suteikia ilgai išliekančią energiją, padeda palaikyti stipresnį imunitetą, pagerina virškinimą ir išlaiko jaunesnę odą ir dar turi daug naudingų savybių.